Sveiki, mano vardas Lolita Verdi ir aš esu vedų astrologė, taip pat psichologė. Ir šiandien nusprendžiau pakalbėti apie priėmimo temą. Kodėl šita tema yra svarbi? Nes laukia ruduo 2025 metų, taip pat žiema, kurie vėl nebus labai lengvi. Bus daug įvairių įvykių, kurie gali dalį žmonių priversti jaudintis, tie, kurie dar neįgyjo imuniteto nuo 2020 metų. Ir tas jaudinimas ir nepriėmimas realybės labai stipriai gali alinti ir psichiką, ir nervinę sistemą, ir kūną. Todėl aš nusprendžiau įrašyti video apie priėmimą, nors šią temą dažnai kalbu per konsultaciją, dalinuosi ir informaciją apie tai, kaip priimti įvykius. Dažnai reikia priimti ir savo horoskopą, nes ne visada horoskopas yra toks, kokio mes norėtume, bet aišku, mes daug ką galim keisti. Bet pokyčiai įmanomi tik po to, kai mes matome realybę, priimame ją ir susitaikome. Taip pat aš norėčiau priminti, kad mano mokytojas yra Rami Blektas ir yra jo puikiai knyga, kuri tikrai yra instrukcija, kaip krizę paversti į didelę pergalę. Šita knyga, manau, aktuali dabartiniu laikotarpiu, tikrai yra aktuali ir tenai yra daug naudingos informacijos. Taigi pakalbėsime apie patį priėmimą. Ir priėmimas tai nėra paklusnumas, tai nėra susitaikymas, tai nėra kentėjimas ar ten kantrybė, o tai yra tokia vidinė, gyva, brandžia energetinė būsena, kurioje įmanoma daryti pokyčius, kurioje įmanoma daug kas, kurioje įmanoma iš tikrųjų gyventi laimingai. Ir tikrai kiekvienas iš mūsų susiduria su situacijomis, kurių atrodo, kad, na, nepasirinkom. Kažkas vyksta ne pagal planą ir mes galim jausti ir nusivylimą, ir baimę, ir nuoskaudą, ir jausti, kad kontrolę prarandame ir gali būti tokia liktai natūrali reakcija, noras kovoti, kažką įrodyti, ginčytis, kentėti. Įsijungia protas, labai dažnai galim galvoti, kodėl, už ką, kas su manim ne taip, kas kaltas. Ir tada visa energija, kurį galėjome ar galėtume skirti sprendimui, ima tikėti ir į pasipriešinimą. Ir va čia vyksta esminis lūžis. Nes galima nekovoti, o iš pradžių pirmas žingsnis galėtų būti tiesiog vidinis pasisakymas. Gerai, tai jau vyksta mano gyvenime, tai jau yra, aš nesuprantu kodėl, bet aš tai priimu. Ir priimu tai nereiškia sutinku, bet priimu, aš tai matau ir aš duodu tam vietą. Nes galima kaip maži vaikai užmerkti akis ir sakyti, kad to nėra, bet jeigu tai yra, tai mes turim suteikti kažkokiam įvykiui vietą savo gyvenime. Ir tai ir yra priėmimas. Taigi tai yra nepateisinimas situacijos ar kito žmogaus, tai yra nepasakymas gerai, čia viskas man tinka ir tai yra, na, gera situacija. Tiesiog reikia nustoti kovoti su tuo, kas jau įvyko. Ir reikia nustoti daužytis į sieną ir pradėti gyventi tame, kas yra. Bet gyventi tame, kas yra, irgi nereiškia susitaikyti. Kaip mano mokytojas Rami Blekt šitoje knygoje rašo, kad mes privalome materialinėme, išorinėme gyvenime daryti viską,
ką galim padaryti šitoje situacijoje. Bet viduje priimti šitą situaciją. Taip, jinai vyksta ir aš darau tai, ką galiu daryti. Bet tuo pačiu metu priimimas tai yra ir priimimas to, kad šita situacija atsiųsta man iš aukščiau, kad jinai turi kažkokią prasme. Ir galbūt aš tos prasmės dar nesuprantu, bet aš sutinku, kad jinai vyksta. Ir priimimas tai nėra atsisakymas veikti, bet visų pirma tai atsisakymas vidinio karo. Taigi tai toksai švelnus, vidinis, taip, realybei, tikroviai. Ir galime pabandyti su jumis vieną eksperimentą. Jis yra labai stiprus, bet tuo pačiu metu labai labai paprastas. Taigi galite dabar užmerkti akis ir pradėti galvoti apie tai, kokių taisyklių aš privalau laikyti savo gyvenime. Apie tai, kas yra teisinga ir apie tai, kas yra neteisinga mano gyvenime. Pagalvokite apie saugumą, apie tai, kaip užtikrinti saugumą. Pagalvokite apie kokią nors pasaulio logiką, apie tai, kaip reikia gyventi, apie taisyklę, kaip reikia gyventi, kad viskas būtų gerai, kaip neklysti, kaip būti vertam, kaip nusipelnyti, ką jaučiate, kiek energijos pas jūs liko, o kiek energijos jūs išnaudojate tam galvojimui. 90%, galbūt net daugiau. O dabar tiesiog sustokite, tiesiog atsipalaiduokite. Atsipalaiduokite, tai yra padarykite kelis įkvėpimus, iškvėpimus ir nustokite teisinti, nustokite analizuoti. Tiesiog kvėpuokite ir pasakykite savo. Nėra jokių taisyklių. Yra tik mano santykis su manimi, su savimi ir mano santykis su pasauliu. Ir esmė yra ne tame, ką aš galvoju, o kokioje būsenoje aš esu, ką aš jaučiu, kai aš apie tai galvoju. Ir kas dabar vyksta? Gali būti atsipalaidavimas, nes pasaulis ir tai, kas vyksta pasaulyje su kiekvienu iš mūsų, tai yra mūsų santykis su savimi ir mūsų santykis su kūrėju. Ir viskas. Ir daugiau jokių taisyklių. Ir mes labai daug energijos eikvojame tam, kad kažką aiškinti savo, sukurti tam tikras taisyklės, paaiškinimus, bet dažniausiai jie neturi nieko bendro su gyvenimu, nes jie yra tiesiog mūsų sistemos viduje, kurioje mes patys ir strigome. O gyvenimas yra už tų aiškinimosi ribų. Jis yra būtent tame, kad mes turim išgyventi tai, ką mes turim priimti. Taigi priimimas tai yra būdas nustoti bėgti nuo savęs. Nustoti ginčytis su gyvenimu, su kūnu, su praeitimi, su kūrėju ir pradėti tiesiog būti. Pats pasaulis yra neutralus. Jis nėra nei geras, nei blogas, nei teisingas, nei žiaurus. Jis toks, kaip mes jį suvokiam, ką mes jaučiame jo atžvilgiu. Jei aš esu įsitempęs, gyvensiu tokiame pasaulyje, kur yra labai daug įtampos. Jei aš laukiu smūgių, nuolat gyvensiu baimėje. Jei aš nepasitikiu savimi, tai manimi niekas nepasitikės. Jeigu aš nepalaikau savęs ir manęs niekas nepalaikys. O jeigu aš pradedu save gerbti, palaikyti, priimti, pasaulis keičiasi. Jis pradeda būti mano partneriu, kaip veidrodis, kaip erdvė.
Ir štai čia svarbiausia, visi įsitikinimai, kuriuos turime, jie visada pasitvirtina. Jei tikiu, kad visi priešai, išeisiu tik tai iš namų, sutiksiu priešus. Jei manau, kad pasaulis pavojingas, gyvensiu būtent, nežinau, tokiame rajone, tokiame name, tokioje valstybėje, kur būti yra pavojinga. Jei jaučiuosi, kad nesu vertas, na, tą patį situaciją jau sakiau. Taigi, tai galioja mano asmeniniai dėsniai ir jeigu tai yra mano asmeniniai dėsniai, aš galiu juos keisti. Ir vat čia ir slypi priimimo praktikos galia. Kai priimu, sakau, aš daugiau nebegyvenu kovoje, aš gyvenu buvime. Renkuosi ne kovą, o buvimą. Ir jeigu aš tai iš tikrųjų pradedu jaustis, pasaulis aplink mane, ne aplink mano vyrą, ne aplink mano vaiką, ne aplink mano žmoną ar kaimyną keičiasi, aplink mane. Nes keičiasi mano vibracijos. Energetiškai net ir priimimas tai yra 50 Hz. Jeigu pagal dažnius, tam tikra sistema yra, tam tikra skalė. Taip, baimė, pyktis, nuoskaudos, tai yra žmogaus vibracijos, kurios atitinka 2 Hz. O dėkingumas priėmimas 50. Ir dabar, sakoma, pagal Šumano rezonansą visata vibruoja apie 50 Hz. Taigi tai yra sveikatos dažnis. Tai yra dažnis, kuriame gali vykti jau stebuklai gyvenime, su kūnu, su mumis, su viskuo aplinkui. Būtent šitoje vibracijoje ateina įkvėpimas, intuicija, tinkami žodžiai, veiksmai. Ir praktika ta pati. Jeigu sakau, aš priešinusi tam, kas vyksta pasaulyje, jauskite, ką jaučiate, kokios vibracijos. Ir po to pripažinkite, tai jau vyksta. Aš priimu, aš nesuprantu, kodėl, bet aš matau, kad tai jau vyksta. Ir vėl stebėkite kūno reakcijas. Yra kitokios, jau keičiasi. Ir tai galima daryti kasdieninėme gyvenime. Kai pyksti, sakai, aš priimu, kad aš pykstu. Kai bijau, aš priimu, kad aš bijau. Kai prarandi, aš priimu, kad laikas kažką paleisti. Ir tai yra kelias, tai yra praktika, tai yra dvasinė praktika. Tai yra kelias į vidinę brandą, sąžiningumą, stiprybę. Taigi mes visi galim nustoti kovoti viduje. Ir kai mes tai padarysime, pasaulyje žmonės nustos kovoti. Tokia yra taisyklė. Taigi priėmimas tai yra įėjimas į savo centrą. Ten, kur nėra kraštutinumų, kur nereikia rinktis, kas yra gera, kas bloga, kur tu tiesiog esi gyvas. Ir vat iš šitos būsenos tu gali manifestuoti. Kaip jaučiatės? Norėjau, galbūt toksai trupučiuką filosofinis įrašas, bet ruduo, žiema, įvykiai dar atspindės tai, ką mes visi pasiuntėm į pasaulį. Mūsų baimės, mūsų pyktį, mūsų agresija, ta banga dar bus. Bet čia ir dabar mes jau galim bangos amplitudę mažinti. Priėmimas. Tai yra pirmas žingsnis. Parašykite komentaruose, ar pavyksta jums priimti, ar pavyko padaryti praktiką, kaip jaučiatės.